Šiandien Tarptautinė teatro diena. Taigi mes iš studijos persikėlėme į Alytaus miesto teatro mažąją salę. Ir šiandien kalbiname Alytaus miesto teatro meno vadovą Arvydą Kinderį. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi sakykite, kurią teatro dieną jau švenčia Alytaus miesto teatras? Alytaus miesto teatras šiemet švenčia 10-ąją teatro dieną. Galima būtų taip tiksliai pasakyti, ir šiemet teatras minės savo 10-metį lapkričio mėnesį. Sukanka lygiai 10 metų, kai mes pastatėme pirmąjį spektaklį pagal Oskarą Milašių. Ir koks tai buvo spektaklis? Tai buvo spektaklis Imperatorius Jonas Beširdis, kurį mes parodėme 1990 metais lapkričio 8 dieną. Ar į pirmąjį spektaklį susirinko daug alytiškių? Pirmąjį spektaklį gavosi taip, kad mes jį rodėme Kaune festivalyje, o sekantys spektakliai jau buvo Alytuje. Tai taip, mes daug žiūrovų turėjome tada. Kaip buvo paminėta ši teatro diena? Ar savaitgalį buvo kokį renginį, ar šiandien visą dieną? Šiandien mes vaidinsime spektaklį, vaidiname jau galime tai pasakyti, pagal Antoną Čechovą Žuvėdrą, rusų dramaturgą, klasiką, pasaulinė įžymybė galima tai būtų pasakyti. Ar alytiškiai mėgsta šią meno rūšį, ar mėgsta teatrą ir ar būna pilnos salės spektaklių metu? Aš manau, tai tokie rezultatai yra labai prieštaringi, kaip jūs čia įvairiai galima paminėti. Mes dabar stengiamės vaidinti, kada yra garantuota publika, kurie ateina į spektaklius. Alytiškiai, esant dabartiniai ekonominiai situacijai, daugiau mėgsta tokius nemokamus renginius. Ir galime tai pasakyti, kada mes rodome spektaklį, kurį mums užsako miestas ir jis yra nemokamas, tai būna labai daug žiūrovų. O į kitus spektaklius, taip, ypatingai vaikiški spektakliai labai, jie yra mėgstami, yra populiarūs. O kokį žanrą miestelėnai labiausiai mėgsta? Tragediją, komediją ar rimtus veikalus? Aš manau, kad sekant dabartinę tokią visuomenį situaciją, turbūt žmonės labiau linkę žiūrėti komedijas ir, sakysime, į spektaklius režisierės Kymantaitės Cilindrą, Figaro vedybas, visada beveik yra pilna salė ir žiūrovams, ko gero, yra malonu stebėti tuos spektaklius, o rimtieji mūsų spektakliai, jų yra nedaug, galima Žuvėdrą būtų paminėti, tai irgi yra lyg tai komedija, bet komedija tai yra tik išoriškai pagal žanrą, o šiaip tai yra labai toks rimtas kūrinys. Ir žiūrovus iš šitų spektaklių mes esame parodę nedaug, ateina į tą spektaklį taip pat, tai kad galima būtų akcentuoti, jog dabartinėme gyvenime turbūt žmonės yra pramogos pasiilgę, bet teatro uždaviniai yra ne vien siūlyti žmogui pramogą, bet tiesiog dabar tokia situacija. Ar kas nors bandė suskaičiuoti, kiek šioje salėje suvaidinta jau spektaklių? Šioje salėje aš galėčiau pasakyti, kad galbūt per 10 metų mes esame turbūt suvaidinę, turbūt arti kokio 1000 spektaklių jau. Išvažiuojate ir kitur, kur publika mieliau priima, ar savame mieste, ar kitose miestuose? Labai skirtingi akcentai, publika labai skirtinga. Kaip mes įvairiai galime įvardinti, kur mes gyvename, bet mes vis tiek gyvename provincijos miestelėje, kur, sakysim, ta gyvenimo dinamika palyginti su didmiesčiu yra truputį kitokia ir problemos yra kitokios. Taip, kad ir spektaklio priėmimo akcentai stebint žiūrovų salėje yra labai, labai skirtingi. Vilniuje, Kaune, kur mums teko lankytis neseniai su spektakliu Beatričė bėk, ir Alytuje. Pavyzdžiui, vienose vietose čia žiūrovas juokiasi, atvirkščiai didmiestyje visiškai nesijuokia, labai rimtai žiūri. Taip, kad akcentai labai skirtingi, niuansai skirtingi, labai įvairiai priima žmonės. Kaip manote, kur aktoriui lengviau dirbti, ar didmiestyje, ar tokiam nedideliam mieste kaip Alytus?
Matote, didelėme mieste yra daugiau žmonių, kurie domisi teatriniais procesais, daugiau teatrinės publikos, kuri tikrai profesionaliai išmano ir supranta teatrą. Netgi teko susidurti eiliniai žiūrovai, jie moka vertinti, žino, kas yra aktorinis darbas, žino, kas yra režisūra ir jie daug atidžiau stebi ir po to daug reikliau mūsų klausinėja. Sakykite, nuo gyvavimo pradžios, nuo teatro gyvavimo pradžios, kuris laiko tarpas buvo sunkiausias teatrui? Ar pati pradžia, ar galbūt dabar, kai tikrai sudėtinga ekonominė situacija, ar kažkur per vidurį? Manau, kad tai nelėmė, ne visada lemia piniginiai dalykai teatrinį procesą, o lengva nebuvo niekados. Ir pačioje pradžioje, kai reikėjo tą teatrą įkurti, suformuoti trupę, ir dabar, kai yra jau repertuaras ir yra kursas, kuris mokosi muzikos akademijoje, skirtas Alytaus miesto teatrui, aš manau, kad dabar yra dar daugiau atsakomybės ir tai tikrai nėra lengva, patikėkite. Kiek trupėje yra žmonių? Trupėje kūrybinio personalo yra 11 žmonių ir 9 muzikos akademijos aktoriai, kurie ruošiami dabar teatrui. Ar aktorius dabar vien iš vaidybos, vien iš teatro, ar gali pragyventi? Taip gaunasi, kad pagrindę žmonės pragyvena gaudami tą valstybinį atlyginimą. Neskaitant kai kurių renginių, kuriuos čia aktoriai bando patys organizuoti, truputį užsidirbti, bet to materialinio tokio atlygio palyginti tai, ką žmogus investuoja savo kūrybinę energiją, jis yra tikrai nedidelis ir papildomų uždarbių mieste aktoriui beveik nėra. Kokios didžiausios problemos dabar slegia teatrą? Matot, mes gyvename jau 10 metų. Problemos vienokios ir kitokios jos visados lydėjo teatrą. Iš pradžių tai buvo problema, kaip paruošti žmonės, kaip juos išmokyti, kad jie galėtų adekvačiai elgtis aikštelėje, kurti personažus. Buvo viena problema, po to problema buvo kažkokia materialinė, kuri su laiku sprendėsi. Problema yra amžina teatre, tai yra asmenybės problema, aktoriaus asmenybės problema ir režisieriaus asmenybės problema. Kaip jisai, tas žmogus reiškiasi, kokios jam sąlygos sudaromos darbui, kokie stimulai įveda, sakysim, atsakomybė ir norai. Tai čia tų problemų yra daug, bet gyvenant aktoriui tokiame nedidelėme miestelyje ir išlikti su savo tokia autentiška kūrybinė savastimi yra gana tikrai sunku ir sudėtinga. Ir tuo matote, kad teatras čia yra tik tai dalis, sakysime, to didelio kultūros centro, kuris čia yra numatomas ir ateityje yra tokių problemų, kad tai nepavirstų, sakysime, didelius rajono kultūros namus, kai buvo sovietmetyje. Tai tokių problemų, aišku, yra. Yra problemų, sakysim, tokio, intelektualinės klaidos srityje. Žmonės mažai turi, sakysim, galimybių išvažiuoti į seminarus, pasižiūrėti, kas vyksta šiuolaikinėme teatre, šiuolaikinėme pasaulinėme teatre. Tų seminarų Europoje vyksta daug aktorinių, bet tiesiog dėl įvairių materialinių dalykų žmonės negali išvažiuoti. Ir matau, tas uždarumas toksai provincinis, kuriame čia žmonės kūrybiniai egzistuoja, jisai tikrai žmogų truputį stegia ir jisai neadekvatus, jaučiasi gyvenantis kultūroje. Matote, vienas dalykas gyventi kultūroje, tai, kas yra visoje Respublikoje sklaida profesinio meno, kitas dalykas gyventi provincijos miestelėje. Ir tai anaiptol nėra tiesioginio kontakto dalykai. Ir mes galbūt pirmieji esame mūsų teatras, kuris bando tuos profesinius kelius nutiesti kažkaip tai
kad tai nebūtų tik tai mažo provincinio miestelio kultūra, o kad tai kontekstas platesnis, respublikinis kontekstas būtų. Taip, kad čia uždavinys istoriškai jisai yra labai didžiulis ir darbo yra padaryta labai daug ir jo laukia turbūt labai daug dar, bet mes jau jaučiamės truputį pavargę per tuos 10 metų ir galbūt tiek to degimo nėra, energijos jau tokios gal nėra. Tiesiog. Galėtų to degimo, tos energijos pridėti. Kodėl tas pristigo? Na, tam yra, suprantate, daug įvairių priežasčių čia. Ir sakykite, dabar daugelį įstaigų, institucijų, visiems tiesiog slegia materialinės problemos, visiems trūksta finansų. Ar tai paliečia ir miesto teatrą? Ar susidurite su finansavimo problemomis, su lėšų? Tokių problemų yra. Tam tikrios materialinės išraiškos, sakysime, realizuojant kūrybinius darbus, negali labai išsiplėsti, nes teatras šiemet, ten negavo daug pinigų pastatymams. Faktiškai visai negavo pastatymams, tik tai protingai dabar yra sutvarkyta pirmas toks protingas žingsnis, sakysime, tai padarytas, kad duoti pinigus tiesiogiai teatrui, duoti pinigus, sakysime, kultūros skyriui, toliau kultūros skyrius per programas tuos pinigus, sakysime, dalyje atskiroms mokykloms ir atskiros mokyklos turi galimybę po to ateiti spektaklius žiūrėti nemokamai. Iš vaikų nerenkami pinigai, taip kad šitoje srityje programinėje yra toks pirmas įdirbis. Aš manau, kad galima būtų čia ir toliau tokių programų paieškoti ir socialinėje srityje, bandant pritraukti bedarbių žmonės, reiškia, kad jie turėtų galimybę susipažinti su tomis kultūrinėmis programomis, kurios vyksta mieste. Tai čia toks vienas būtų aspektas, o kitas aspektas, aišku, galėtų būti ir žmonės dirbantys teatre, stimuliuojami, juk profesiniai teatrai jau dabar turi tokią galimybę mokėti už pagrindinius vaidmenis, antraeilius vaidmenis, tam kultūros ministerija skiria pinigų, kad tie žmonės galėtų aktyviau dirbti, sakysim, būtų labiau suinteresuoti. Mes apie tai mąstome, tačiau mūsų pajamos yra tokios nedidelės, jog tai nerealu padaryti ir tai nėra gerai, kad taip nėra. Kągi, laikas mūsų eina į pabaigą ir paskutinis klausimas. Kaip apibūdintumėte teatrą žmogui, kuris niekada nėra buvęs ir kad jis jį ateitų? Trumpai, keliais žodžiais. Labai sudėtingas klausimas. Čia, žinot, keliais žodžiais į tai atsakyti, aš taip įsivaizduoju, aš niekada nebuvau teatre ir dabar man reikėtų kažkaip pasiryžti ateiti į teatrą. Tai kas mane dabar galėtų paskatinti ateiti į teatrą? Aš taip galvoju, kaimynas, kuris matė ir sako, Antanai, ateik. Žinai, jau pasijuokiau vakar, taip, arba apsiverkiau. Galbūt taip, matot, teatras jisai priklausomas nuo žmonių. Jeigu tai žmonėm yra miela, jeigu jie tuo domisi, vienas kitas stimuliuoja, tai čia yra turbūt didžiausia reklama. Taip kad, kaimynų gal reikia klausyti, kurie matė, žiūrėjo. Kągi, dėkoju šios dienos pašnekovui, Alytaus miesto teatro meno vadovui Arvydui Kinderiui. Netrukus laikraščio apžvalga.